Pradžios knyga, 12 skyrius. Viešpats tarė Abromui: palik savo šalį, gimines, tėvų namus ir eik į kraštą, kurį tau parodysiu. Aš padarysiu tave didelę tautą, tave laiminsiu ir padarysiu tavo vardą garsų, ir tu būsi palaiminimas. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina, ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia, ir tavyje bus palaimintos visos žemės giminės. Abromas iškeliavo, kaip viešpats jam pasakė. Su juo drauge išėjo Lotas. Abromas buvo 75 metų, kai jis išėjo iš Harano. Abromas paėmė savo žmoną Sarają, brolio sūnų Lotą, visą turtą, kurį jie turėjo, žmonės, kuriuos buvo įsigijęs Harane, ir išėjo į Kanaano šalį. Atėjęs į tą kraštą, Abromas pasiekė Sichemo vietovę prie Morės ąžuolo. Tuo laiku toje šalyje gyveno kananiečiai. Ten viešpats pasirodė Abromui ir tarė: tavo palikuonims duosiu šitą šalį. Jis ten pastatė aukurą viešpačiui, kuris jam pasirodė. Iš ten jis keliavo į rytus, nuo Betelio, ir pasistatė palapinę. Betelis buvo vakaruose, Ajas rytuose. Ten jis pastatė aukurą viešpačiui ir šaukėsi viešpaties vardo. Abromas keliavo vis toliau į pietus. Kilus badui toje šalyje, Abromas nuvyko pagyventi į Egiptą, nes šalyje buvo didelis badas. Jiems priartėjus prie Egipto, jis tarė savo žmonai Sarajai: aš žinau, kad tu esi graži moteris, ir tave pamatę egiptiečiai sakys: ši yra jo žmona. Tada jie užmuš mane, o tave pasilaikys. Sakyk tad, jog esi mano sesuo, kad man gerai būtų dėl tavęs ir tavo dėka išlikčiau gyvas. Atsitiko, kad tik Abromui įėjus į Egiptą, egiptiečiai pastebėjo, jog moteris labai graži. Ją pamatę, faraono kunigaikščiai kalbėjo apie jos grožį faraonui. Moteris tuojau buvo paimta į faraono namus, o su Abromu jis gerai elgėsi dėl jos. Jis turėjo avių, galvijų, asilų, tarnų, tarnaičių, asilių ir kupranugarių. Viešpats baudė faraoną ir jo namus dėl Sarajos, Abromo žmonos. Faraonas tada pasišaukė Abromą ir tarė: ką tu man padarei? Kodėl man nesakei, kad ji tavo žmona? Kodėl sakei, kad ji tavo sesuo? Aš norėjau paimti ją savo už žmoną. Taigi štai tavo žmona. Imk ją ir keliauk savo keliais. Faraonas įsakė savo žmonėms palydėti jį, jo žmoną ir visą, ką jis turėjo.